Sveiki jautukai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 24 metų balandžio mėnesį. Kas laukia jaučių balandžio mėnesį. Kas laukia jaučių balandžio mėnesį. Taip, kortos krenta pačios. Kas laukia balandžio mėnesį jaučių. Ir vienas patarimas žinutė jaučiam balandžio mėnesiui. Vienas patarimas jaučiam balandžio mėnesiui. Na kągi, jautukai, pirmoji jūsų korta mirtis, tai yra transformacinė korta. Šį mėnesį kažkas tokio transformacinio gali būti. Kažkas gal prieis pabaigą, po kurios pabaigos pradės jau kažkas tai naujo rastis jūsų gyvenime. Turite priimti tą pabaigą ir tuos pokyčius natūraliai. Taip, galbūt kažkas persikrausto, iškeliauja kažkur tais, baigėsi studijos, ar pradeda studijas, ar išeina iš darbo. Na, kažkas turite tiesiog neišsigąsti tų pokyčių ir ramiai juos reaguoti ir priimti kaip natūralų dalyką, kad pas mus gyvenime yra tie ciklai. Ir tada jūs galėsite ramiai reaguoti į tai ir nesibaiminti tų atėjusių pokyčių kažkokių tais, taip. Bet kažkoks gyvenimo etapas jau eina į pabaigą ir bus stiprus gyvenimo pokyčiai. Na, žinot, tokie stiprus, kad kažkas tokio ilgam laikui, nes čia didysis arkanas, tai vat, ar studijas ilgam paimsit, ar užbaigsit studijas, kurias ilgą laiką turėjot, studijavote, taip, arba ilgą laiką dirbot kažkur, nustosite eiti tą darbą ir susirasite kitą, kuris, na, atneš į jūsų gyvenimą naujų pažinčių, naujų įvykių, taip, ir naujų išbandymų. Na, tai vat, kažkas tokio transformacinio gali pas jūs vykti. Taipogi jums iškrito taurių septynetas, didžiulio pasimetimo korta, nesupratimo, į kurią sferą fokusuotis, gali būti, kad jums tiesiog atrodo lyg persiplėšti. Tai tokiu atveju jūs turite nueiti šalin, pabūti ramybėje ir pamastyti, kokie yra jūsų prioritetai, susidėliokite prioritetus ir nuspręskite, kuria linkme jūs fokusuosite savo energiją ir mintis. Neįsidrabstykite į visas pusės, nes rezultatų neturėsite nei vienoje srityje. Ir taipogi tiesiog gali būti, kad jūs turite labai daug pasirinkimų šį mėnesį. Jums bus kažkurio gyvenimo srityje, taip, galbūt labai daug studijų pasirinkimų, labai daug naujų meilių pasirinkimo, labai daug pasirinkimo, kokį būstą pirkti, kokį būstą nuomotis, kokį automobilį pirkti. Na, bet kas. Bet jūs galite būti pasimetę, į kur čia fokusuoti dėmesį. Man kaip ir visuomenė spaudžia, kad man reikia čia gerai daryti, bet aš noriu labiau į čia fokusuotis. Na, turite klausyti savęs ir susidėlioti prioritetus ir nurimti. Jums tiesiog reikia nurimti. Nes aišku, gal ta pabaiga kažkokio etapo ir kažkokio etapo pradžia. Jūs užbaiginėja tą etapą ir jūs antiek pasimetę, ką jums reikės daryti toliau. Jūs nesuprantate, ar jums reikės tą linkmę eiti, ar tą, ką jums toliau daryti, ir tas jūsų pasimetimas ir suglumimas čia ir matosi. Ir tada kita pas jūs korta. Vėlgi septynetas, tiek taurių septynetas, tiek kardų septynetas. Pas jūs tokios septynetų šį kartą kortos. Ir kardų septynetas turi reikšmę, kad jeigu situacija nesiklosto taip, kaip jūs tikėjotės, mąstykite už ribų, išeikite iš savo normalių mąstymo rėmų, pabandykite, kaip sako, mąstyti out of the box ir pasirinkti kitus sprendimus.
jūs pamatysite, kiek dar daug išeičių iš šitos problemos jūs galite surasti, jeigu jūs nuimsite visus tuos įsitikinimus, kad ne, pagal visuomenę čia daryti taip negerai, to aš irgi nelabai noriu daryti, šito aš patingiu daryti. Tai vat, išeikite iš tų visų rėmų ir pamastykite apie situaciją dar kartą. Nes tradicinėje taro ten parodytas atvaizduotas vaikinas, kuris vagia kardus. Kodėl jis vagia kardus? Nes jo kariuomeniai jau buvo numatytas pralaimėjimas kitą rytą, taip, kai jie susitiks su priešais karo lauke. Bet tas vaikinas nenorėjo pasiduoti ir jisai nusprendė naktį tiesiog atsėlinti ir pavogti priešo ginklus. Na ir tokiu būdu jam pavyko laimėti. Taip, tai vat jūs irgi turite pamastyti iš tos out of the box situacijos, taip, ką jūs galite sugalvoti. Bet dar kita kortos reikšmė yra melas, apgavystės, netiesa, kažkas neaiškaus, apkalbos. Tai galbūt kažkas turės kažkokių piktų kėslų, kažkas galbūt kažką nemalonaus apie jūs už nugaros sakys. Tai šitus žmonės iš vis nekreipkite dėmesio, taip mes žinom, kad tie žmonės tiesiog patys turi bėdų ir negali jų išsispręsti ir dėl to jie pila tą negatyvą, kam tik tais randa. Tai tokius dalykus nekreipkite dėmesio, bet jeigu turite situaciją, kuri neina gera vaga, taip, tai galvokite be rėmų, kaip ją galima įspręsti. Nusimkite savo tos įprastus socialinius rėmus ir jūs rasite labai daug kitokių būdų, kaip įspręsti tą situaciją. Ir patarimas jums balandžio mėnesiui – pasitikėjimas. Tai ateina su laiku ir praktika. Galbūt jūs pradedate savo naują kelią taip, kaip kažkokios srities profesionalas. Ir jūs dar jaučiatės nedrąsiai, nepasitikite savimi ir bijote pradėti, bet nepamirškite, kad visi mes kažkada pradėjome. Jūs neišimtis, jūs irgi turite pradėti ir tas pasitikėjimas savimi auks kiekvieną dieną. Jūs tik tai pradėkite ir pamatysite, kaip jūs pradėsite pasitikėti savimi kaip profesionalu. Taip, nesvarbu, tai nebūtinai apie darbą, bet kokioje srityje, jeigu jums trūksta pasitikėjimo, suvaidinkite pasitikėjimą, o jau po kažkiek tai laiko tas pasitikėjimas atkeliaus natūraliai pas jūs. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, nenukabinkite nosies, naujas gyvenimo etapas pas jūs artėja ir generuokite tas idėjas, mąstykite, kaip jūs galite spręsti tas visas situacijas kūrybiškai, jūs surasite tikrai tą išeitį ir pasitikėkite savimi ir viskas jums pavyks. Tai linkiu didžiausios sėkmės ir ačiū labai už visus patiktukus, už subscribe mygtuko spaudimą, už komentarus, viską matau, viską skaitau, viskas labai malonu ir labai džiugina širdelę ir noriu su jumis dar glaudesnio ryšio, tai aš darau prognozes, kad jums būtų kažkoksai tai kelrodė žvaigždė taip, kuria kryptimi judėti, patarimai, kurie nuramintų, įkvėptų ir todėl noriu iš jūsų to atgalinio ryšio, rašykite komentaruose, kas patinka, kas nepatinka, kaip norėtumėt kitaip, kad vaizdo įrašai būtų įrašomi taip. Ir kuo daugiau aš iš jūsų sulauksiu to ryšio, tuo daugiau vaizdo įrašų atsiras šiame kanale. Taip kad kurkime tą bendruomenę, auginkime, dalinkite su artimaisiais, su draugais, kam būtų svarbu tai išgirsti. Ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Didžiausios jums sėkmės. Ate, ate.